Šiandien apturėjom vizito metu, prieš vizitą tiksliau, labai fainą tokį susitikimą su nuostabia siela. Tai prieš istoriją, mėlyjeji, kadangi tikrai jau praėjo nemažai laiko, realiai 2 metai praėjo po mano transformacijos dantukų, kuomet susitvarkiau savo šypseną ir po šiai dienai, žinokit, gaunu klausimų. Beje, mano draugė, Smailikas Krutava, ji taip pat būtent šypseną keliavo tvarkytis po mano visos įvykusios transformacijos. Tai stebėjo visą mano kelionę ir panašiai. Tai, mėlyjeji, šiandieną kaip tik buvau susitikus su mergaitė vardu Julija, kuri jum gali pagelbėti visais iškilusiais klausimais, ir ji yra būtent žmogus atstovas Dentasiai kompanijos Lietuvoje. Žodžiu, esminis dalykas, daug kas manęs klausėt, ar aš esu patenkinta gautų rezultatų. Tai, ta prasme, jokių kažkokių komplikacijų, jokių problemų nėra būta, su labai patenkinta. Vat, draugė irgi, kadangi darės, ta prasme, kaip tu jautiesi? Ta prasme, jau pripratusiesi, ne? Taip, kaip savy. Kaip savy. Ir jokių problemų turėjai, neturėjai? Pradžiai buvo minimalus skausmas, kol tu pripranti prie pačio cirkoniaus, dantenos ir dantis. O Taip. po to nieko. Nu ir baimė valgyt, aišku. Taip, obuolį Obuolį valgyt, aš pačiai dienai nežinau kodėl, bet toks kažkoks Aš jį valgau su peiliu. Tai žinokit, tikrai, ta prasme, tu pripranti. Vieni švepluoja, tai tas šveplavimas irgi praeina su laiku. Tai va, žodžiu, kitose istorijose būtent įkelsiu, supažindinsiu jūs su kuratorė Julija, atstovę turim mes Lietuvoje, ir ji tokį mini update padarys apie tai, kas vyksta, kaip vyksta. Ir beje, priminimas dar tas, nežinau, dalinausi, nesidalinau, bet Lietuvoje mes turim kliniką, kurioje vyksta konsultacijos, kuomet daktarai atvyksta į Lietuvą, ir su Julija, man atrodo, ne? Vyksta konsultacijos, apžiūros, higienas atlieka. Žodžiu, jūs nesat palikti. Labą dieną. Ja, tai yra tas žmogus, vedlys, kuris dirba įmonėj, kompanijai Dentasiai. Taip, esu Dentasiai klinikos atstovė Lietuvoje. Pavyzdžiui, pirmas žingsnis, ko man reikia, tai informacijos iš jūsų. Atsiunčiat man panoraminę nuotrauką, pagal panoraminę nuotrauką daktaras įvertina jūsų būklę, pasako jums gydymo planą, bet reiktų dar biškį informacijos iš jūsų, tai dantukų nuotraukas, kad būtų kruopštesnis ir geresnis tas atsakymas į jūsų pusę, ne? Antras žingsnis, toksai preliminarus planas, tai yra tik tai dantukų nuotraukas. Atsiunčiat, tai irgi galima vertinti būklę, bet kai atvažiuojat į Stambulą, planas gali pasikeisti, nes turim jau panoraminę nuotrauką, vertinam būklę ne pagal jūsų dantukų būklę. Ir tada pasiimat dieną, išrenka dieną, kokia jums geresnė, atvykstat ar tai 2 dienom, ar tai 1 dienai, ar tai savaitę, jau žiūrint, koks buvo įvertinimas ir koks buvo planas, ne? Implantams, pavyzdžiui, garantija yra visam laikotarpiui, cirkoniniui laminatams 20 metų. Bet dar puikią naujieną turiu, jeigu kažkas tai atsitinka, ne? Būna taip, aš neturiu, atvažiavau į Lietuvą, niekas man negali padėti, aš nežinau, kur eiti, čia skausmą pajutau, arba ten nukrito karūnėlė. Tai dabar turite kliniką, kuri Vilniuje kartu su mumis bendradarbiauja ir padeda, rūpinasi mūsų pacientais iš Dentasiai. Skrydis tai nemaža tokia grupytė skrenda, apie 40 žmonių, o sekanti grupė rugsėjo 13, spalio 18. Dėl lapkričio dar nežinau. Tai eina viešbutis, transferis iš oro uosto ir pusryčiai.